Jūs kalbate su mumis per Zoom. Irano žmonės neturi laisvos prieigos prie interneto, bet jūs turite. Kodėl? Nes aš esu iraniečių balsas ir turiu ginti jų teisės. Todėl aš ir turiu prieigą prie interneto, kad žinote, mūsų balsas būtų išgirstas tarptautinėje bendruomenėje. Jūs tikrai sekate protestus, kurie šiuo metu vyksta visame Irane? Taip, aš toliau stebiu. Ar žinojate, kad aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus jau turi paruoštą B planą? Jis nori vykti į Rusiją ar kitur. Patikėkite, Jis yra blogai priimamas. ar manote, kad šalis yra ant žlugimo ribos? Ką jie darė praeityje? Pradėjo žiauriai šaudyti į žmonės. Staiga neginkluoti žmonės apšaudomi kulkosvaidžiais, nuvedami į kalėjimus, vėliau pakariami ar nužudomi. Jie žaidė grubiai, todėl pasakiau, jei taip tęsis, smogsime jiems stipriai. Esame tam pasiruošę ir smogsime jiems stipriai. Jo vadovybė taip pat nėra geresnėje padėtyje. Beviltiški ir pasislėpę, jie išsigandę perėjo į pogrindį. Taip elgėsi žiurkės. Žinome, kad naujasis, vadinamasis lyderis, netoks jau ir aukščiausiasis, stipriai sužeistas ir tikriausiai subjaurotas. Jis vakar paskelbė pareiškimą, iš tikrųjų, silpną pareiškimą, bet nebuvo nei balso, nei vaizdo įrašo, tai buvo rašytinis pareiškimas. Jis paragino susivienyti, matyt nužudęs 10 000 protestuotojų. Tai jo supratimas apie vienybę. Iranas turi daug kamerų ir daug garso įrašymo įrenginių. Kodėl rašytinis pareiškimas? Manau, žinai priežastį. Jo tėvas miręs, jis bijo, sužeistas bėga. Jis neturi teisėtumo, viskas susipainioja. Kas vadovauja, Iranas galbūt net nežino. Kiekvieną valandą mes žinome. Ir žinome, kad jie žino, kad jų blogo režimo karinės galios žlunga. Irane vis dar stipriai blokuojamas internetas, sunku gauti informaciją. Buvo nužudyta iki 5000 žmonių, tačiau pasirodo pranešimų, kad Irane dirbantys gydytojai sako, jog aukų skaičius yra gerokai didesnis. Kaip šiuo metu jaučiatės girdėdama apie Irano režimo taikomas taktikas? Ar girdėjote apie režimo politiką neatiduoti jaunų moterų kūnų? Ar žinote daugiau? Pirmiausia, norėčiau atsakyti jūsų klausimą apie telefono linijas ir interneto ryšius. Šiuo metu Irane režimas daro viską, ką gali, kad tiesiog nutrauktų telefono linijas ir interneto ryšį. Tai Irano Islamo Respublikos režimo taktikos. Jie norėjo tai padaryti, nes nori, kad pasaulis nesužinotų, kiek žmonių iš tikrųjų žudo Irano Islamo Respublikos režimas. Taigi jie nenori atskleisti naujų duomenų apie tai, kiek žmonių buvo nušauta, nužudyta ar sužeista per protestus. Todėl Irano Islamo Respublikos režimas siekia, kad Irano gyventojai liktų informacijos blokadoje ir tamsoje. Taip jie gali toliau žudyti ir naikinti laisvės kovotojus. Su protestuotojais išsibarščiusiais gatvėse visuose Irano miestuose, drąsiai kovojančiais už laisvę. Jie šaukia vardą, galinti mus vesti šioje pereinamojoje situacijoje ir perimti valdžią, vadovauti visai Irano šaliai. Tai Reza Pahlavi, kurio vardą Irano žmonės šaukia. Ir jie yra nužudomi vien dėl laisvės ir dėl to, kad šaukia jo vardą. Ir nesvarbu lytis, moteris, vyrai, pagyvenę žmonės, net vaikai yra žudomi šiomis dienomis, kai Irane visiškai užtemdyta informacija. Ir kažkokiu būdu Islamo Respublikos režimas reikalauja pinigų iš šeimų, vien tam, kad atiduotų žuvusiųjų kūnus jų tėvams. Taigi tai visiškai sukrečianti ir pribloškianti žinia, kurią girdime iš Islamo Respublikos režimo. Jie vis dar bando išgauti pinigų už tai, kad atiduotų žuvusiųjų kūnus tiems, kurie juos myli. Plyšta širdis girdint, kas dabar vyksta. Dėkojame Jasmina, kad atėjote ir kalbėjote su mumis per Sky News. Ačiū.